Tai šita hipnozė paskirta paryškinti vertybės, kažkiek pajausti vidinį ramybę ir iš esmės paleisti tai, kas netarnauja per kūno praskenavimą ir per vidinių resursų patyrimą, kad išnešti kažkokį vidinį resursą galų gale. Pasiruošęs? Gali pradėti su atmerktom akim. Ir gali įkvėpti pro nosį ir pasidaryti savo intenciją. Kviečiu tave giliai, į gilį. Patirk kažką naujo, ko pats nepatyrėjai. Pasiduoti jausmus į tai, ką aš girsiu. Nes girsi daug dalykų. Daug klaidų. Nes tai neskirta tavo sąmonėje. Nes kalbėsiu nesąmonę tavo sąmonėje, kuri tampa pasąmonėje. Ir savo laiku galėsi stebėti, kaip oras keliauja pro nosį į gilį. Ir į plaučius susipildo ir leidžiasi žemyn. Ir savo greičiu, ir savo noru. Ir kai pajausi savo greitį ir norėsi palėtėti, akys pamažu pradės sunkėti. Pajausi tą jausmą, kai kris žemyn, pamažu jausis geryn. Ir biškiai po biškiai judi į vidų. Pastebėk, ką jauti, kaip jaučiasi kvepėti. Kaip oras keliauja aukštyn ir žemyn, kaip pilvas juda atgal ir pirmyn. Ir visas šitas jausmas veda tave giliai į gilį, į vidinę ramybę. Gali sugrįžti į saugią vietą, į vaikystės ar paauglystės, kur buvai, kur saugiai jauties ir saugiai matėjai. Viską, ką matėjai, kas jautėsi teisingai. Ir pamažu pastebėsi kažką. Nežinai, kas tai yra, bet tuoj pastebėsi. Ir pamažu šitas jausmas ateis savo laiku išeis, prieš ateinant kitam, kažkokiam naujam. Ir pamažu atsipalaiduok. Gali klausyti. Girdisi. Girdėsi mano balsą. Klausysi. Girdėsi nesąmonės, pasąmonė. Ir pamažu viskas tave veda žemyn į ramią vietą. Ramus jausmus, ramius garsus. Į gilį, kur viskas ramu. Ir taip pamažu nueina į vietą, kur viskas turi įvykti. Įvyks ir dar įvyks, bet nereikia galvoti, tik sekti, ką sakau. Nereikia klausyti, o klausyti garsus. Tegu mano balsas kaip žodžiai, kaip bangos keliauja be priežasties, keliauja su priežastim. Bet ką tai reiškia? Tavo sąmonė neskirta. Nes tai, ką tu girdi, ir tai, ką matai, tai, ką tu jauti, viskas teisinga. Tai, ką patirsi, nereikia mąstyti, nereikia galvoti, nereikia daryti. Nes ten, kur esi, tu moki būti, tu moki esi, buvai ir būsi. Ir giliai matai save, pamatyk, koks tu nori galiausiai ir būti, nes tavo visos galios gyvena tavyje, tavo visos galios laukia tavęs, jos miega, giliai miega ir laukia tavo prabudimo, kad tu jas pačiupsi, pamatysi, išgirsi, pajausi, užuosi ir galų gale galbūt ir paragausi, nuves tave į vietą, kur tau svarbu. Tau kreipia dėmesį ten, kur norisi.
Ir galbūt yra vieta gyvenime, kur nori ramybės, ar aiškumo, ar kažko kito. Kviečiu tave pajausti, pamatyti, išgirsti visą tai, ką ta situacija kelia. Kviečiu tave giliai įeiti į tą kadrą ir būti tame, matyti iš savo akių į pasaulį, nes tavo pasaulis tenai ir dabar. Tai, ką matai, tai puikiai matai. Tai, ką jauti, tai puikiai jauti. Ir tai, ką girdi, veda į gilį. Veda jausmus, kurie veda tenai. Ir pamažu pamatysi kažką. Kažką, kas tau pasirodys kitaip. Ar naudinga, ar ne. Tai pasirodys kažkaip. Nes tai viskas susiję su viena ar kelias vertybės. Šitoj vietoj tu gal ieškai drąsos, ar stiprybės, ar aiškumo, ar dar kažko kito. Tik tai tu gali savo tai įvardinti. Tik tai tu gali rasti atsakymus. Visi atsakymai gyvena tavyje. Visi atsakymai nuves tave į priekį. Į priekį ten, kur tau lemta būti. Ten, kur tau ramu. Ir viskas turi būti. Ir giliai eini į gilį. Ir viskas tvarkoja, nes tavo kūnas tavim prižiūri. Nereik tau galvot, kaip pasąmonė kvėpuoja. Nereik tau galvot, kaip virškinimas vyksta. Nereik tau galvot, kaip dirigentas diriguoja, nes tai tavo pasąmonė, tavo pasąmonės galia. Ir grįžtant į vietą, kur traukia tavo dėmesio, kur ieškai atsakymų ar dar kažko kito, įdarbink save, savo pasąmonę, paklausyk į ją ir išgirsk, ką turi pasakyti. Išjaus, ką tai veda ir kokie jausmai ateina. Pamatyk, kas iš to, ką tai turi pamatyti. Ir pats pajausi, jeigu judi į miegą, ir pats žinosi, kaip laikytis, kad nemiegotum. Nes tu čia esi, stebi mano žodžius pasąmonėj. Ir tau viskas gerai. Tu žinai, kaip vesti save ten, kur tu nori būti. Ir pamažu šitą situaciją atsiveria. Didėja vaizdas ir ryškėja dalykai. Atidžiai gali pamatyti kai kurias detalės, kurios tau svarbios. Gal pamatysi, kur dėmesio traukia, kur norėtum daugiau dėmesio kreipti, kur norėtum daugiau laiko praleisti, kur norėtum stiprybės ar stipriau pajausti. Kviečiu į tai, tai jauti puikiai. Nes visa tai, ką tu darai savo, tu darai puikiai, tu darai pagarbiai. Nes tu žinai, kas tau geriausiai, tu žinai, kas tau sveikiausiai, tu žinai, kas yra ta vidinė darna, tu vedi save link ir vedi tame. Ir laikaisi postūrą ir tau parodo, kad tu dar esi čia, dirbsi toliau. Dirbsi su savim, dirbsi ir auksi. Ir kadangi esi čia, tu dirbi jau čia. Padėkok save savo, kad skiri šitam laiko. Padėkok savo, kad myli save, kad klausai savęs, kad išgirdi savęs. Ir kad myli save savo. Ir giliai dėkingumas tai veikia kaip kūras, kuris maitina tavo vidinį variklį. Tu augi ir augi ir dėkingumą parodai. Meilę savo ir meilę kitiems. Ir matai save šitoj situacijoje, kaip tavo dėkingumas tau padeda
judėti į priekį. Jauti ir viskas teisinga. Matai ir viskas puiku. Klausai ir savo laiku ateis atsakymai. Ar dabar, ar vėliau, ar tučtuojau. Ir pamažu pajausi kažką naujo, ko nepatyrė. Dar ne iš karto, bet kai paliesiu į ranką, tavo kairę ranką, ateis suvokimas, ateis supratimas, kas turi keistis, ką turi paleisti, ar turi daryti. Tas suvokimas ateis savo laiku, pirmu pasąmonėj ir savo laiku, kai burbulas kils į sąmonę. Tai paliesiu tau ir ateis suvokimas. Ir tau ateina naujos galios. Pamažu tai įsikrauna per rankas į jo kūnę, į petį, į galvą. Ir iš tos vietos keliauja žinios, keliauja žinojimas per visą kūną, kaip balta šviesa, kaip kamuolys, savo trečioje akyje. Tai skleidžiasi. Su kiekvienu įkvėpimu didėja kamuolys. Su kiekvienu iškvėpimu paleidi, kas netarnauja. Ir duok, kad kūnas pradirbtų. Pasąmonės galia dirba tavyje. Ir galbūt pajausi lengvus trūkčiojimus. Ir tai tik parodo, kad pokyčiai vyksta. Ir vyksta savo greičiu. Tavo pasąmonė dirba savo laiku. Pasiduok, reikia giliai, kur atsakymai guli. Savo laiku ir savo greičiu. Įsiskleis šitas kamuolys per visą kūną. Ir vis šviesės, kaip saulė su branduolio. Iš vidaus skleidžia šviesą, šildančią šviesą, kuri išdegina visą tai, kas tau netarnauja. Ir galų gale ateis savo laiku ta vidinė vertybė, kuri prašosi tavo dėmesio. Ta vidinė vertybė iškovos per visą kūną. Ta vidinė vertybė, galbūt matai ją fiziškai. Ta vidinė vertybė gal turi savo balsą. Išgirs tą balsą ir tai, ką girdi. Išgirs kokią intonaciją, kuri tave pakrauna. Šitie balsai ir vaizdiniai, kuriuos matai, bus su tavimi, su tavo resursai, kuriuos galėsi grįžti bet kuriuo metu. Ir savo laiku viskas turi vykti. Ir viskas vyksta. Ir auga. Iš vidaus tu stiprėja. Paleidi tau viskas, kas netarnauja. Ir auga. Išmoksti. Išeisi iš šito seanso ir pamažu žinosi, ką daryti. Žinosi paleisti, kas tau netarnauja. Žinosi būti ten, kur svarbu. Ir pamažu su kiekvienu galvos judėjimu vyksta pokyčiai, perprogramuoja tavo pasąmonę. Ir savo laiku, ir savo greičiu. Pasąmonė, kaip burbulas, kyla. Savo greičiu ir savo laiku. Arba dabar, ar vėliau ateis suvokimai, kurie laukia tavęs. Ir pabūkštame ir puikiai pajausi, kai pasąmonė dirba ir keičia tavyje. Ir pasidžiauk šito garsu, viskas ramybėj. Sveikata ateina ir būna tavimi. Ir pamažu pajausi toks kamuolys
galvos, link burnos, link kaklo ir pajaus, kaip tai pakrauna tavo kūną su šita vertybe. Nuo kaklo iki dešinės peties, žemyn į alkūnę, nuo alkūnės link rankos, į nykštį, į antrą pirštą, trečią pirštą, ketvirtą ir į mažąjį, prieš keliaujant atgal link peties. Pastebėk, kaip keliauja į kitą pusę, kitą petį. Ir pajaus, kaip pasikrauna kiekviena kūno dalis, pro kur keliauja šitas kamuolys. Keliauja žemyn į alkūnę, link pirštų, į nykštį, į pirmą pirštą, į vidurinį pirštą, ketvirtą pirštą ir į mažąjį pirštą. Ir atgal link peties. Ir tada žemyn į krūtinę, į nugarą, žemyn į pilvą, žemyn į atgalinę nugarą, žemyn kairę klubą, į kairę kelį, kairę kojų pirštus, nuo mažiausio iki antro, trečio piršto, ketvirto, penkto piršto, prieš keliaujant atgal į kelį, į klubą ir į kitą pusę, kitą klubą. Pajaus, kaip pasikrauna kūnas, kol juda link kelio. Ir juda žemyn į kojų pirštus, į mažiausią pirštą, į antrą, į trečią, į ketvirtą ir į didelį pirštą, prieš keliaujant atgal. Ir pajaus, kaip tas kamuolys auga ir auga, kaip deguonis pamaitina tą vidinę saulę ir auga, kad jaustum tarp kojų pirštų, rankos pirštų ir galvos visur taip lygiai. Ir pajaus, kokią temperatūrą, kaip išdegina visą tai, kas tau netarnauja ir ruošia tave naujiems pokyčiams. Nes tu dabar nešioji su tavim šitą vertybę. Ir tu ją turėsi tiek laiko, kiek tau tarnaus. Nes tu kaip tą kamuolį gali paimti ir įsidėti kaip į savo kišenę. Ir bet kuriuo metu, kai norėsi stiprybės, pajaust, ką jauti, išimsi iš kišenės. Ir tai tu turėsi, išėjęs iš seanso, tai tu turėsi, kiek tarnaus. Ir pajaus, ką jauti, reikia gilį, pajaus šitą jausmą, šitą ramybę, pajaus šitą stiprybę, kurią turi savyje. Padėkok savo pasąmonei, kad klausai savęs. Padėkok savo kūnui, kad tarnauja tau, kad tau duoda šitą galimybę pasaulyje augti, pasaulyje dalintis tai, kas tau svarbu, pasaulyje būti tai, kas esi. Nes tu dabar skiri savo tą laiką būti savo geriausią versiją. Nes tu žinai, kad tu tuo esi vertas. Ir tu žinai,
kad tu gali. Ir biškį po biškį, savo greičiu, kol tavo pasąmonė varo pokyčius. Pamažu galėsi sugrįžti, bet tik taip greitai, kaip tau reikės pakeisti dalykus. Tuos dalykus, kurie vyksta viduje. Kad tu išėjęs jaustumės ramus, budrus, linksmas, stiprus, sveikas ir dėkingas. Ir su savo greičiu tu pats sugrįši, pajausi, kada reikia, nereikia. Pajausi, kaip nori. Ir tai, ką darysi, puikiai darysi. Nes tu tai moki, ir tu tai vertas. Ir pabūk šitam dabar. Ir savo greičiu tu sugrįši. Atmerksi akis, kai jau esi sugrįžęs. Ir įkvėpsi pro nosį. Pamatysi, kaip pasaulis kitaip gali atrodyti. Kaip pasitikė savimi, savo pasąmonę ir dirbi kartu su ją. Bet kurie garsai fone tai padėtų tau nuvesti į tą būseną, kuri tau naudingiausia. Tai, ką galėsi įsinešti su savim. Atsimerkus akimis.